to see the world. It's such a crazy world, you'll see. We're all chasing after our end, chasing after our end. Mama, žinau, kad mane girdi. Šiandien jau 2 metai be tavęs. Aš labai tavęs pasiilgau. Taigi, šiandien pakalbėsime apie laiką. Pasiklausykite šios ištraukos iš filosofijos vadovėlio. Kiekvienas iš mūsų, ar būtume garsus filosofas ar paprastas žmogelis, kartais susimąstome apie savo gyvenimo laiką. Tuomet sakome, laikas prabėgo, laikas brangus, išvaiščiau savo laiką, neturiu laiko, laikas sustojo ir taip toliau. Priklausomai nuo asmeninio. Evelina? Evelina? Susipažinome su atsitiktinių skaičių generavimu Excel programoje. Šiek tiek priminsiu tiems, kurių nebuvo, Excel turi funkcijas, kurios leidžia automatiškai generuoti atsitiktinės reikšmes. Atsiprašau, reikia tylos, kai mokytoja kalba, taip? Nežinau, ko trūksta? Aleksandras, tik tai sapnau. Ačiū. Ir ką tu čia dabar darai? Taigi užduotas darbas. Dabar mokytoja. Jokių, bet aš rašau pažymis. Daryk darbą. Andrei, pasiimk save. Neatsirakinu. O, tai reikia. Nu ne. Kaip čia ne? Čia net ne mano, ne tas nariukas. Eina tas budėtojai. Aš nesuprantu, kas man vyksta. Man atrodo, visada reikia skaičiuoti tas minutės, tas dienas. Bet man tokia baimė. Ar tai normalu? Ar tu ieškojai informacijos internete, gal kažką radai? Šiandien bandžiau per informatiką paieškoti, radau kažką apie fobiją, chronofobiją, baimę laiko. Suradau, kad dažniausiai žmonės serga, kai šeimoje kažkas turėjo tokią pačią ligą. Akvilė, aš bijau, kad man bus kaip mamai. Nesakyk tai, viskas bus gerai, aš tau padėsiu. Ar girdi mane?
sakiau, kad tu viską veiksi. Give me a smile, close your eyes, don't say a word. Give me a smile instead and you weave me your part of tenderness. Give me a little smile.